Ar žinai, kas bendro tarp bankrutuojančio verslo ir bedarbio? Jie abu nejaučia skausmo mokėdami mokesčius, nes jų tiesiog nemoka. Jei atliekant pavedimą mokesčių inspekcijai tau fiziškai skauda, turiu tau gerą naujieną. Tai yra sėkmės diagnozė. Didelė mokesčių suma deklaracijoje reiškia tik vieną. Tu laimi kapitalizmo žaidimą. Šiandien finansų babos terapijos kabinete nersime į mūsų smegenis, išsiaiškinsime, kodėl biologiškai jaučiame skausmą atiduodami pinigus ir kaip šį instinktą nulaužti, kad VMI laiškas keltų ne baimę, o pasididžiavimą. Dažniausiai mokesčiai vadinami vagystė, valstybės reketu arba tiesiog skausmu. Tačiau šiandien nuskambės nepopuliari nuomonė. Pasiruošęs išgirsti? Jei peržiūrėjus šį video neužsiprenumeruosi kanalo, rizikuoji praleisti daug naudingo turinio ateityje. Na ir dar patiktukas ir komentaras būtų paskatinimas kurti panašaus pobūdžio edukacijas. Pradėkime nuo paprasto eksperimento. Įsivaizduok situaciją. Elektroninį paštą įkrenta laiškas, siuntėjas Netflix. Tema – nepavyko nuskaityti mokėjimo. Reakcija – greičiausiai lengvas susierzinimas. Ai, pasikeisiu kortelę vėliau. Širdies ritmas nepakinta, delnai neprakaituoja. O dabar kita situacija. Tas pats paštas, naujas laiškas, siuntėjas mano VMI. Tema pranešimas apie suformuotą dokumentą. Kas vyksta kūne? Širdis praleidžia dūžį, skrandyje atsiranda tas nemalonus mazgas. Pirma mintis – ne ką aš padariau, o ką aš padariau ne taip. Kodėl taip yra? Kodėl valstybinė institucija sukelia reakciją prilygstančią susidūrimui su plėšrūnu tamsiame miške? Juk kalbame tik apie skaičius, lenteles ir procentus. Šiandien išardysime šią baimę dalimis. Pažvelgsime į mokesčius ne per įstatymų, o per elgsenos psichologijos prizmę. Išsiaiškinsime, kas yra nuosavybės efektas, kodėl smegenys apgaudinėja, verčiant tikėti, kad visi pinigai sąskaitoje priklauso mums ir svarbiausia, kaip nustoti krūpčioti nuo mokesčių inspekcijos laiškų. Laikas įjungti analitinį mąstymą ir išjungti paniką. Pradėkime nuo biologijos. Moksliškai įrodyta, kai atiduodami pinigus, smegenyse aktyvuojasi insulas sritis, ta pati, kuri atsakinga už fizinį skausmą ir pasišlykštėjimą. Taip, išgirdai teisingai. Mokestinis pavedimas biologiškai prilygsta spyriui į koją ar sugedusio maisto kvapui. Kodėl evoliucija mus taip užprogramavo? Todėl, kad tūkstančius metų išteklių praradimas reiškia mirtį. Jei atiduodi savo maistą ar kailį, neišgyvensi žiemos. Mūsų smegenys dar nesuprato, kad PVM sumokėjimas nereiškia bado mirties. Jos tai traktuoja kaip grėsmę gyvybei. Čia įsijungia Danielio Kahnemano prašyta praradimo baimė. Psichologijoje žinoma, kad praradimo skausmas yra dvigubai stipresnis už džiaugsmą gavus tą pačią sumą. Pavyzdys. Rasti 100 eurų ant šaligatvio smagu, bet pamesti 100 eurų iš piniginės tragedija, kuri gadina nuotaiką visą savaitę. Mokesčių problema ta, kad jie visada be išimties jaučiami kaip praradimas. Tai nėra pirkimas, nes perkant naują telefoną, mainais gaunamas daiktas, dopaminas. Ir tai kompensuoja išlaidų skausmą. Mokant mokesčius tiesioginio apčiuopiamo žaisliuko negaunama. Gaunama abstrakti civilizacija, keliai ir medicina, kurių tą akimirką rankose palaikyti neįmanoma. Todėl visiškai normalu jausti pasipriešinimą. Tai negodumas. Tai senovinis gynybinis instinktas, bet mes juk esame homo sapiens, mąstantys žmonės, vadinasi, instinktus galima perprogramuoti. Ir čia stabtelėkime. Šis gynybinis mechanizmas veikia ne tik tada, kai pinigus atiduodame, bet ir tada, kai bandome juos įdarbinti. Dažniausiai baimė investuoti kyla lygiai iš ten pat, tiesiog iš nežinojimo. Mūsų smegenys viską, kas painu ir rizikinga, automatiškai žymi etikete pavojinga. Ir tam, kad investavimas nustotų būti baubas, nereikia tapti Wall Streeto vilku. Reikia tiesiog perprasti žaidimo taisyklės. Geriausias vaistas nuo finansinio paralyžiaus – ne aklas darymas, o kokybiška edukacija. Būtent tam ir skirtas Financial Lithuanians turinys apie investavimą. Tai erdvė, kurioje mokomės neburti iš kavos tirščių, o suprasti procesus nuo pačių pamatų. Čia viskas pateikime taip, kad net ir tas, kuris niekada gyvenime nėra pirkęs akcijos ir galvoja, kad ETF yra kažkokia liga, jaustųsi užtikrintai ir saugiai. Norint nustoti bijoti ir pagaliau leisti pinigams dirbti, užtenka tik šiek tiek žinių. Nuorodą į šį edukacinį turinį rasi vaizdo įrašo aprašyme. Tai geriausia investicija į savo ramybę, nes kaip supranti, kaip baimę pakeičia azartas ir kontrolės jausmas. O dabar grįžkime prie to, kaip mūsų smegenys mus apgaudinėja kitose srityse.
Dabar palieskime esminę klaidą, kurią daro beveik visi savarankiškai dirbantys žmonės. Tai kontrolės iliuzija ir neteisingas savo pinigų suvokimas. Štai scenarijus. Gaunamas pavedimas už paslaugas, tarkim, 2000 eurų. Ką mato akis? O, 2000 eurų. Ką daro smegenys? Jos akimirksniu šią sumą pasisavina. Įvyksta vadinamasis nuosavybės efektas. Vos pamačius skaičių sąskaitoje, jis psichologiškai tampa nuosavybė. Pradedame planuoti, už šitos nusipirksiu bilietus, o už šitus naujus batus. Ir štai čia paspendžiami spąstai pačiam savo, nes realybė yra kitokia. Iš tų 2000 eurų priklausomai nuo veiklos formos, apie 20–40% niekada, pabrėžiu, niekada nepriklausė gavėjui. Reikia įsivaizduoti, kad dirbama ne tik savo, bet ir kaip valstybės mokesčių agentui. Į sąskaitą įkrenta ne tik atlygis, bet ir PVM, GPM, PSD ir VSD įmokos. Šie pinigai tiesiog laikinai pailsi tavo sąskaitoje, mes esame tik kurjeriai. Skausmas kyla tada, kai ateina laikas pervesti mokesčius, nes atrodo, kad atiduodamas savo. Bet jei nuo pat pradžių pavyktų įdiegti mentalinį filtrą, šitie 600 eurų ne mano, tai valstybės depozitas. Skausmas dingsta. Negalima prarasti to, kas niekada nepriklausė. Tai paprasta buhalterinė higiena, kuri veikia geriau nei raminamieji. Grįžkime prie tos nelemtos VMI laiško baimės. Kodėl bijoma inspekcijos, net žinant, kad mokesčiai sumokėti? Tai vadinama autoriteto baimė. Vaikystėje bijota mokytojų, vėliau dėstytojų, o dabar VMI užėmė tą griežtos tetos ir pikto dėdės vaidmenį. Didžiausia problema – informacinė asimetrija. Atrodo, kad VMI žino viską, mato kiaurai sienas ir tik laukia, kol bus suklysta. Tiesa yra daug banalesnė. VMI nėra viską matanti akis iš žiedų valdovo. Tai biurokratinis mechanizmas. Ten dirba žmonės, kurie irgi geria kavą, laukia penktadienio ir daro klaidų. Dažniausiai gautas laiškas reiškia, ne mes tave pagausime, o mūsų sistema neranda vieno skaičiuko, prašome patikslinti. Kaip nustoti bijoti? Pakeičiant naratyvą. Reikia nustoti jausti auka. Gavus laišką negalvoti, ką aš padariau blogai, o galvoti, partneriai nori suderinti duomenis. Tai verslo santykis. Valstybė yra verslo partneris. Taip, tai tylusis partneris, kuris nepadeda nešioti dėžių ir nerašo kodo, bet suteikia infrastruktūrą, teisinę sistemą ir rinką. Ir kaip bet kuris partneris, jį kartais nori pamatyti ataskaitas. Žiūrint į tai kaip verslo procedūrą, emocinis krūvis išgaruoja. Lieka tik techninis veiksmas. Atidaryti, perskaityti, atsakyti. Taigi apibendrinkime šią psichoterapijos sesiją. Skausmas yra normalus. Tai evoliucija. Nereikia savęs graužti, kad nesinori mokėti. Niekam nesinori. Atsikratyti nuosavybės iliuzijos. Pinigai sąskaitoje nėra lygus pelnui. Kuo greičiau mintyse ir fiziškai atskiroje sąskaitoje bus atskirta valstybės dalis, tuo ramesnis bus miegas. Ir VMI ne baubas, o biurokratija. Laiškai yra tik informacija, ne nuosprendžiai. Bet jei tuos laiškus ignoruosi, jie gali tapti nuosprendžiu. Ir pabaigai dar viena mintis. Mokėti mokesčius tai prabangos privilegija. Rimtai. Jei mokami dideli mokesčiai, vadinasi uždirbama. Vadinasi, verslas veikia, klientai moka, vertė kuriama. Mokesčių nemoka tik tie, kurie bankrutuoja arba nieko nedaro. Tad kiekvienas pavedimas VMI yra tylus įrodymas. Aš galiu, aš uždirbu, aš esu sėkmingas rinkos žaidėjas. Jei šis požiūris padėjo bent šiek tiek sumažinti kraujospūdį, galvojant apie artėjančią deklaraciją, tikslas pasiektas. Taip kad, o dabar nepamiršk užsukti į aprašymą dėl Financial Lithuanians, pasimokyti įdarbinti laisvus pinigus ir susitiksime kitame epizode, kur toliau praplausime smegenis nuo finansinių mitų. Iki pasimatymo.